Tai kai mes su Julė dabar kalbėjom, kaip žmonės neturėdami darbo, ko prasimano. Nu tai, kai buvo 94 metai, tai mes irgi atsiminiau, ką aš dariau. Tai buvo gal gimęs Tomas, gal dar nebuvo, neatsimenu. Ir tada nebuvo darbo kažkaip tai. Ir aš tada prekiavau gėlėm ir parfumais. Turėjau tokį prekybinį plotą. Vieną žiemą dirbau vaistiniai, kur buvo didelės patalpos ir ten galima buvo pasistatyti prekybinius tos stendus ir prekiauti. O Julė atsiminė irgi labai linksmą tokį atvejį, kaip į 90 ar 92 metais irgi padėdavo mamai, tai Juliai buvo kokie 10 metų gal. Nu, panašiai. Panašiai, gal net mažiau. Jo. Tai mama siūdavo tokius kostiumėlius moteriškus, su tokiais sijonais ilgais, bliuska, ir gal dar tokias timpas siūdavo. O aš jai padėdavau ir verdavau gumytę ir klijuodavau tokius lipdukus, kur Made in China parašyta. Made in China. Jo, tai o po to teta pardavinėdavo Gariūnuose vietą. Turgui tokiam. Nu, taip, turgui pardavinėdavo. Nu, kaip importinis, reiškia, dar atsimenu medžiagos tokios, juoda, kažkokios su burbulais tokiais spalvotais. Kažkaip tai įstrigo. Bet pirkdavo turbūt. Nu, žinokit, nežinau, kažkaip vaikui gal nelabai ten buvo įdomu, ar ten perka ar ne, bet kažkaip neužsitęsė tas biznis. Matyt, atsiliko tas biznis nuo gyvenimo. Vis tiek, kažkaip tai neišėjo. Jo, tokia primityvi prekyba gana greitai baigėsi. Taip, o aš biznį sukau tai pradinėse klasėse, tai kadangi močiutė siuvėja buvo, čia visai, kad namie medžiagos, čia aš visai, ką matydavau, viską mama pamokino siūti su adata, su siūlu. Tai aš barbėm sudavau drabužius, tai irgi taip paprastai perlenkti medžiagą, čia kaklų iškerpi skylę, o čia rankom, iš šonus taip susiūni ir rankom taip lieka, čia galim kokį dirželį ar taip, iš visokių tų atkarpų, kadangi daug labai tų medžiagėlių būdavo. Ir po to mokyklai mergaitėm ten pardavinėdavo ten už 2 centus, už 5 centus, žodžiu. Bet po to auklėtojo šitą sužinojo mano biznį ir papasakojo mamai, kad aš pardavinėjau už pinigus tos drabužius ir viskas ir mama uždraudė man ir neleido daugiau. Gerai, kad STT neiškvietė. Taip, ir neleido pardavinėti kažkaip, bet ir baigėsi mano, gal dabar būčiau kokia dizainerė. Taip. Drabužių. Sustabdė, reiškia, privačią iniciatyvą, pati mokykla ir mama. Taip. Negerai, auklėjimas toksai socialistinis, matot. Nu, kažkaip buvo, kažkaip negerai, o ten mergaitės nieks nemokėdavo siūti, nu, kažkaip tai... Žlugdo privačią iniciatyvą, reiškia, visai, net mokykloje. Nelys čia su šito popieriuku, nelys čia, ne žaislas čia. Gerai.